Jeigu nežinotum, sakytum, kad taip buvo visada. Kaune ir Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Kaišiadoryse ir Anykščiuose. Visoje Lietuvoje, visose jos miestuose, miesteliuose ir bažnytkaimiuose. Pasaulinio garso menininkų išpuoštose gotikos, neogotikos, renesanso stilingose šventovėse ir kukliose, tačiau su nemažesniu pasišventimu vietinių auksarankių surestose bažnyčiose ir bažnytėlėse. Žmogus ieškojo, ieško ir ieškos Dievo. Šiuose begalinėse jo ieškonėse ir klajonėse, kaip ryškiausias vilties žiburys, švyti Romos katalikų bažnyčia. Plačiajame pasaulyje jau 2000 mečius, mūsų mažojoje Lietuvoje dar tik 600 mečius. Bažnyčia ne tik kulto pastatai, kai kurie tikri architektūros šedevrai, paaukštinę ir išaukštinę lygumų Lietuvą. Bažnyčia visų pirma tikinčiųjų bendruomenė. Iš įvairios, gausios mūsų katalikiškosios šalies tikinčiųjų bendruomenės šiandien ryžomės išskirti vieną jos narį, kuri žino, myli, gerbia visa Lietuva. Tai jo eminencija Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius. Mums atrodo, kad šio tauraus, neeilinio žmogaus kelias Dievu, kaip du vandens lašai panašus į visos 20-ojo amžiaus Lietuvos kelią, siekiant to paties, jeigu norite amžinojo tikslo. Drįstame tvirtinti, kad su šio iškilaus dvasiškio pasiaukojama, nenuilstama ilgamete veikla susijęs naujas Lietuvos katalikų bažnyčios prisikėlimas. Guronis, teisingiau sakant, buvę Guronis, mažas, vaizdingas Lietuvos kaimelis. 10 tokių kaimelių buvo Kaišiadorių rajone, 1000 visame mūsų krašte. Tačiau tik viename, būtent šiame Guronių, prieš 80 metų buvo lemta gimti žmogui, kurio vardas visiems laikams bus įrašytas į mūsų krikščionybės istoriją. Melioracija sutvarkė viską, išgriovė namus ir iš visos sodybos liko tik vienas karklas, kuriame buvo gandralizdis. Gal todėl jo ir neišpjovė, kad gandro lizdas buvo, pagailėjo gandro. Bet gyventojų nebeliko ir gandro. Paliko gandras savo namus ir iškeliavo ieškoti draugystės su žmonėmis. Sladkevičiai niekada nebuvo turtuoliai, bet nebuvo ir beviltiški vargšai. Iš tolo langai švietė 2 galų medinė troba, niekados bent iki šeimos galvos ankstyvos Mykolo Sladkevičiaus mirties nebuvo tuščias nei svirnas, nei tvartai. Santarvė, darbas, malda, štai tie 3 nenuilstantis geradariai, tie 3 ištikimi palydovai, lydėję žemdirbiškas tėvų kasdienybės, darganotas 5 jų atžalų vaikystės. Vienais metais jau mes buvom paaugliai ir atvažiavo kunigėlis, kaip tik buvo Liepos 19 Vincentas. Mes vaikai nupynėm vainiką ąžuolo, užkabinom ant durų tam kambarį, kur kunigėlis miegojo. Kunigėlis įžengė tik tai pro duris, mes visi puolėm kelti, sveikinti puolėm. O buvo patenkintas buvo mūsų kunigėlis, kad jau čia vaikai mes pasveikinom. Kartu gyveno ir kardinolo mama, šviesios atminties, labai nuoširdi, labai gera, ne tik mum anūkam, jinai buvo gera visiems. Jin neidavo po kaimą, kad su kuo paplėpėti, su kuo ten apkalbėti, ką nors, jin tik bėgdavo sekmadieniais švenčių dienom į bažnyčią, turėjo labai gražų balsą ir giedodavo bažnyčios chore. Ir tą balsą turbūt paveldėjo mūsų kardinolas. Sladkevičių Vincentas buvo pats jauniausias, čiupliausias, o kaip silpnokos sveikatos pats mylimiausias šeimoje.
ir pats imliausias aplinkos įspūdžiams. Kūdikystėje Dievo motinos paveikslui, prie kurio valandas maldoje prarimodavo jo geroji gimdytoja, beje, pranciškonė tretininkė Žaslių bažnyčios giedotoja, vėliau piemenaujant poetiškoms apylinkėms. Visą laiką vaikščiodavo smulkiais žingsniukais, nekalbus būdavo, bet viską pastebėdavo, viską pamatydavo, visus gyvulius, reikdavo tik akį užmesti ir jam viskas būdavo matoma. Laukas, kelias, pieva, kryžius, šilo juosta mėlyna, debesėlių tankus ižas ir graudi daina. Kaip ir to paties krašto graudžiajam lyrikui Jonui Aisčiui, taip ir mažajam guroniškiui Vincentui Sladkevičiui tie aplinkos įspūdžiai giliai persmelkė sielą. Kokių 8 metų buvo. Žinote, jisai tą anglišką ligą sirgdavo, taip pasirėmęs ant stalo sėdė, atnešė motina bulvių, papylė ant stalo, o jis linguoja su galva atsisėdęs, sako bulvės ir bulvytės. Jau jam nusibodo tos bulvės, kad nebuvo nieko kito. Nebuvo. Atvažiuoja į kaimą čia pas brolį, taigi ateina kaimynai ar kas, tai jis tiesiog prie kiekvieno prieina, paglosto, pakalba. Jis išdidumo neturėjo niekiek. Labai buvo nuolankus toks. Grožį, o ne vargą, žmonių gerumą, neskriaudas šiandien pirmiausia prisimena jo eminencija. Nors būta visko, ypatingai vargo užgriuvusio po ankstyvos tėvo mirties. Būta alkanų dienų ir mėnesių, neretai gyventa su duonos kriaukšleliu, rūgštynių gniužulėliu, žemuogių saujele. Iš Pajautiškių pradinės mokyklos mokytojos patyrusi, kad jos jaunėlis labai gabus, Uršulė Sladkevičienė trūks plyš pasiryžtą sūnų išmokslinti. 1932 metais Vincentas Kaišiadorių gimnazijos auklėtinis ateitininkas. Dar po 2 rugsėjų 1934 jau Kaune jėzuitų gimnazijoje. Neišdildomą įspūdį jam palieka senamiestis, arkikatedra, Vytauto ir Švento Mykolo bažnyčios, Pažaislio vienuolyno ansamblis. Imlaus proto smalsumą teologiniams dalykams sumaniai pakursto dideli to meto mūsų katalikybės autoritetai. Prelatas Adomas Jakštas Dambrauskas, profesorius Pranas Dovydaitis. Jaunojo gimnazisto sieloje žybtelė kibirkštėlė tapti kunigu. Tačiau prisiminus Žaslių ir Kaišiadorių išvaizdžius dvasiškius, regint Kauno kulto didingus tarnus, tą kibirkštėlę be didesnio vargo užgesina negailestinga dvejonė. Pažvelk į save, nei ypatingo stoto, nei griausmingo balso. Galutinai apsisprendžia po vienų meditacijų prisikėlimo bažnyčioje. 1939 metais Vincentas Sladkevičius priimamas į Kauno kunigų seminariją. 1944 išventinamas į kunigus. Tais pačiais metais, vokiečiams traukiantis, rusams puolant, prasidėjus naujai, antrajai sovietiniai okupacijai, pradeda savo prasmingą ganytojišką veiklą. Prasideda sunki, atsakinga, o tais kruvinais pokario ir negailestingais buldozerinio ateizmo metais ir didžiai pavojinga jaunojo kunigo odisėja po Lietuvos bažnyčias ir bažnyteles. Kietaviškės, Merkinė, Aukštadvaris, Nedzingė, Šešuoliai, Kuktiškis, Inturkė. Tai pirmos didesnės ir mažesnės šventovės, kuriuose Dievo žodį pradėjo skleisti kunigas Vincentas Sladkevičius. Darbo, kaip sakoma, buvo per akis. Pamaldos, šventų sakramentų teikimas, kaimo vaikų katekizavimas. Ko ne ko, o šito jaunosios kartos lenkimo prie Dievo, kaip velnias kryžiaus bijojo to meto Lietuvos funkcionieriai. Kunigas buvo įvardytas religijos propaguotojų, jo veikla pradėjo domėtis kompetentingi organai.
Neatsitiktinai vėl grįžome į Kauną. Tiesa, per pusšimtį metų gerokai pakitusi. 1952 metais ir Kauno senamiestis, ir tarpdiecezinė kunigų seminarija atrodė kitaip. Čia net 7 metus, iki 1959 prefektu ir dvasios tėvu dirbo jo eminencija. Kaip prefektas, tai, žinote, kaip sakoma, buvo vadinamas klierikų netoks jau griežtas, nors sakydavo, kad tai yra režimo viršininkas, vėliau vadindavo prefektus. Bet jis toks nebuvo. Jis su visais buvo malonus ir reikalui esant, klierikus visuomet išleisdavo, ypač kai nori išeiti į miestą. Jeigu paminėti kokį nors iš humoristinės pusės, tai prisimenu, kad irgi du dėstytojai jaunesni tuo metu, kurie dėstė kartu, taigi kartą parašė leidimą prefektui, užrašė, prašom tokį ir tokį išleisti į miestą ant džiaugsmų. Tai pasijuokė ir jis, ir mes visi pasijuokėm, ir taip, tokiu būdu, taip ir baigėsi tas juokas, nes dėstytojams, suprantama, nereikėjo jokio leidimo, bet pajuokaujant, jie sugalvojo, reikia paprašyti prefektą leidimo. Tai jis pasijuokė, ir mes pasijuokėme, ir tokiu būdavo tokią kasdienybę praskandindavome tokiais nekaltais juokais. Nepradėsime pasakoti, ką ir kaip pergyveno vienintelė to meto dvasinė aukštoji mokykla Lietuvoje, kai buvo persekiojami ir tremiami įtakingiausiai jos dėstytojai, kai buvo naikinamos mokslo ir mokymo priemonės, tyčiojamasi iš jaunų idealistų jausmų ir pašaukimo, ribojamas klierikų kontingentas. Kai buvo bandoma svyruojančiųjų širdise pasėti nerimą ir abejonę, palenkti į kitą pusę, padaryti dieną naktį budriomis valdžios akimis ir ausimis. Kam ne kam, o tam okupacinė valdžia negailėjo nei laiko, nei jėgų. Ne vieną tokį išpuolį ne tik karšta malda, bet ir savo autoritetu, principinga laikysena teko atremti seminarijos prefektui ir dvasios tėvui. Visko buvo, visko teko patirti. Vis dėlto man mielesnis buvo pastoracinis darbas. Prisimindamas tuos metus yra prasitaręs garbusis Dvasiškis. Jo minėjusi kardinolą aš prisimenu, kai jis buvo kunigas. Tai tuo metu, dar 54 metais, arkikatedroj bazilikoje man teko patarnauti šventom mišiom. Ir žinoma, viena kita detalė išliko. Tai jis buvo toks, sakyčiau, tuo metu kuklus kunigas, labai pamaldus, labai geras, tolerantiškas. Tiesa, tuo metu daug mišių laikydavo kunigai prie altorių įvairių. Ir aš pamenu, jis tada mišias laikydavo daugiausia prie Pažaistio Marijos ir Sopolingusios Marijos altorių. Nu ir vieni kunigai trumpiau laikydavo mišias, jisai kažkaip ilgiau, pamaldžiau, nuoširdžiau. Ir aš pamenu, iš tų visų patarnautojų ministrantų, tai man atitekdavo jam patarnauti, kadangi buvo jauniausias. Ir tai man darė didelį įspūdį. Jis labai kruopščiai, labai nuoširdžiai, labai įtikinamai aukoja šventų mišių auką. Ir būtent ta aplinka man kaip vaikui paaugliui darė didelį įspūdį. Tūkstantis 1957 metų pabaiga netikėtai tapo Vincento Sladkevičiaus naujo gyvenimo, naujos veiklos pradžia. Remiantis Vatikano nurodymu, jis Birštone asmeninėje vyskupo Teofiliaus Matulionio koplyčioje konsekruojamas vyskupu. Nespėja apsiprasti su šia, tarsi iš giedro dangaus nukritusi atsakomybė, kai trenkia valdžios perkūnas. Būsi vyskupas be vyskupijos. Mes tokius prachvostus sutvarkysime, stačiai į akis drėbė religinių reikalų tarybos įgaliotinis, Rugienis ir liepė grįžti atgal į Kauną kunigauti. Jisai turėjo mano bute, kur aš gyvenau, kambariuką, kaip tokį koplytėlą. Tai tokį koplytėlą viską paruošėm,
Nu ir sako, tėveli, važiuok, greitai pasakysi kanonikui Andrikoniui ir pats būsit liudininkais jūs dviese to pačių apeigų. Ir tada kalėdų anksti rytą, tokia 5 valandą, na, jau mes ten viską paruošėme, pradėjau tas apeigas. Ir šitą pakonsekravo, tada jau aš tada klebonavau Birštone. Tai per pamaldas ir paskelbiau žmonėm, kad yra naujas pakonsekruotas vyskupas, pagelbininkas. Na ir tada ir paskui aplinkraštį iš anksto biškį paruošėm, aš ten mašinėlę paspausdinau visom parapijom, bet ne visiems spėjom išsiuntinėti. Tik maždaug gal pusė, tai vieni skaitė, kiti neskaitė tą jo raštą vyskupo, kad paskirtas naujas vyskupas. Nu, ir ir baigta, jau tada jisai dar naujo klausyklon biškį pasidėjo. Na ir papustryčiavom, atsigulai, pailsėti ir jau. Nu, ant rytojaus sako, jau man vyskupas Matulionis visus kunigas tėveliais vadino. Tai tėveliai, jūs abudu ryt nuvažiuokit, tai jau antrą dieną kalėdų, nuvažiuokit įgaliotinį prisistatyti, kad jau. Na tai dabar. Bet sako, uniformai, viso vyskupo uniformai, tai aš kaip ir padariau, sakau, kad gal ne, dėl to ten nereikėtų uniformą rodyti jiems. Sako, vilkit visko pilnoji vyskupo uniformai. Užrūstinta valdžia netrunka sukonkretinti savo nemalonę. Vincentas Sladkevičius gauna neatšaukiamą nurodymą palikti Kauną ir įsikurti Palatvijoje Radviliškio Nemunėlyje. Valdžiai tai buvo gerai apgalvotas, piktdžiugiškas kerštas. Vyskupui pradžioje tai buvo sunki tremtis, be gailesčio atplėšusi nuo įprastinės aplinkos, idėjos draugų ir bendražygių, vis plačiau besiskleidžiančios slaptos ir viešos dvasinės veiklos. Šiame Šiaurės Lietuvos pakraštyje prabėgo 23 vyskupo Sladkevičiaus ganytojiškos veiklos metai. Veiklus dvasiškis nesidėjo rankų sudėjęs. Jis atlikinėjo bažnytinės apeigas, priiminėjo tikinčiuosius, bendravo su Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos dvasiškiais. Atokvėpio valandėlėmis panirdavo į Jėzaus Kristaus ir jo bažnyčios kryžiaus kelių apmąstymus, sėmėsi gyvenimo pažinimo išminties, mokėsi, kad kitus galėtų mokyti. Ir žinoma, neoficialiai vadovavo jam patikėtai dvasinės veiklos sričiai. Visko neišvardinsi, nebent vieną itin svarbų faktą verta priminti ir prisiminti. Čia, Radviliškio Nemunėlyje, 1972 metais jo eminencija palaikė kunigų Juozo Zdebskio ir Sigito Tamkevičiaus sumanymą leisti bažnyčios persekiojimus demaskuojančią, vėliau visame pasaulyje pagarsėjusią katalikų bažnyčios kroniką. 71 metais, maždaug apie tą laiką, kunigai pradėjom svarstyti, kad reikėtų įkurti kokį nors pogrindžio leidinį. Bažnyčia buvo stipriai persekiojama, tiesiog viskas buvo užgožta kažkokia tamsa, užsienį niekas apie mus nežinojo, kas darosi, ir atrodė, kad reikia leidinio, kuris ir faktus fiksuotų ir truputį žadintų žmonių religinį ir tautinį sąmoningumą. Ir teko man dalia tame organizavime dalyvauti. Ir kai paruošiau pirmąjį numerį su pagalbininkais, tais laikais visada, jei koks svarbesnis reikalas, tai važiuodavom arba pas vyskupą Steponavičių arba pas vyskupą Sladkevičių
į jų ištrėmimo vietas ir prisimenu 72 metais pradžioje nuvažiavau į Nemunėlio Radviliškį pasitart, paprašyti palaiminimo. Pradžioje buvom suplanavę truputį kitokios krypties leidinį, kuriame būtų daugiau straipsnių. Eminencija pavartė numerio medžiagą ir jis pasiūlė tokią idėją. Sako, gal gerai būtų, kad mažiau būtų straipsnių, o daugiau būtų faktinės medžiagos. Ant stalo pasigulėjo lenkiškas laikraštis Kronika, o sako, kažkas galėtų būti panašiai kaip šitas laikraštis, kur trumpai aprašytas faktas ir paskui po apačioje komentaras. Ir turbūt tas laikraštis truputį buvo priežastis, kad jam kilo mintis, o sako, gal galėtų būti ir šitas leidinys vadintis Kronika. Nu ir sutarėm, kad bus Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, eminencija pritarė, palaimino, taip ir gimė tas pogrindžio leidinys, kuris iš tikrųjų buvo viešpaties laiminamas labai ilgus metus, ten ją ir KGB pagaudavo, tai antraeilius darbininkus arba tuos, kurie tik platino, o redakcija taip ir liko nepaliesta nuo 72 metų iki nepriklausomybės. Bėgo metai, keitėsi pasaulio politinis klimatas, laisviau pasijuto ir Lietuvos tikintieji. 1982-aisiais valdžia turėjo nusileisti apaštališkojo sosto valiai. Vyskupas Vincentas Sladkevičius buvo paskirtas Kaišiadorių apaštaliniu administratorium ir po 23 metų tremties vėl įžengė į Kaišiadorių katedrą. Ką ir besakyti, Kristaus atsimainimo atlaidai to krašto gyventojams buvo didelė, džiaugsminga, dviguba šventė. Dar po 5 metų visa mūsų šalis iškilmingai paminė Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Dar vėliau, po metų, jo eminencija Vincentas Sladkevičius apsilanko Vatikane, susitinka su popiežiumi Jonu Paulium II, nominuojamas ir tampa Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku. Prabėga dar kiek laiko ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vincentas Sladkevičius skiriamas Šventosios Romos kardinolu. Tai antras atvejis visos Lietuvos bažnyčios istorijoje, pirmas naujaisiais laikais. Kaip šią didžiąją naujieną sutiko kuklusis mūsų dvasiškis. Į šį kardinolo postą niekada nepretendavau, jo nesekiau ir nelaikau savęs vertu, bet savo tautą dėl jo 600 metų ištikimybės krikščionybei visada laikiau verta turėti tokį išaukštinimą, sakė jo eminencija. Yra ko pasidžiaugti. Ir pasigėrėti, kad jau atgimstam, ar tikrąją prasme atgimstam, ar netikrąją, sunku pasakyti dar. Taigi, tik tai šitą žodį naudojam dažnai. Taigi, o parodys ateitis, ko mūsų viltis, kokiu būdu realizuosis tautos gyvenime. Mūsuose yra nemažai tokių, kuriems bet kurios šventės, ko gero neišskiriant ir šitų šventų kalėdų, tik tai paryškina jų pirmiausia dvasinės, o po to ir materialinės negalės, skurdą, vargą, neteisybę. Kur tokiems žmonėms ieškoti paguodos, atjautos ir užtarimo? Aš nujaučiu, eminencija, jūsų atsakymą, bet nedrįstu užbėgti jam už akių. Nu, čia gal nebus užbėgimas už akių, bet tiesiog broliškas, vadinasi,
tiesiog padėjimas, pagalba, vadinasi, kad mes bendrom jėgom surastume atsakymus. Kadangi atsakymai dabar pavieniui surasti veik neįmanoma. Jie dažniausiai būna pilni prieštaravimų. Ir tas mus savotiškai įskurdina ir liūdina. Ir mes nematom net tam šituose dalykuose, vadinasi, kažkokios šviesesnės ateities. Ir kaip keista, kad tais pačiais sunkiausiais laikais mes sugebėdavom lengviau surasti bendrą kalbą. Dabar pradedant nepriklausomybę ir baigiant bažnyčią, ko gero nebeliko nieko švento. Taip aš sakau dėl to, kad ir prieš bažnyčią dėja visokie piktadariai vis dažniau pakelia, jeigu taip galima pasakyti, savo įžūlias letenas. Taip. Nu, bažnyčia, kaip ir visada ir šiuo metu, yra pusiau tylinti bereikalingai nekelia balso, nu, moka kantriai laukti. Ir kartais tik vienintelis būdas, reiškia, išeiti iš tokios keblios padėties, tai yra kantrus laukimas. Tikėjomės labai daug. Ir gal, sakyčiau, pernelyg lengvų būdų norėjome viską sulaukti ir išspręsti manęs. Ir daugiau tik tai žodžiais, reiškia. O nesijėmėm iš karto darbo, reiškia, kuris tautai buvo reikalingas, kad mes įsijungtume į darbą, bendrą darbą, vadinasi. Taigi, ir užuot vieni kitus smerkę, reiškia, pradėtume manęs kūrybiniai reikštis, o to kūrybinio pasireiškimo tuo metu ir nebuvo tikro. Na, tikėkime, eminencija, kad palengva viskas susitvarkys. Šiaip ar taip Lietuva iš naujo kuriama nebe pirmą kartą. Nebe pirmą kartą, taip. Pabaigoje, jeigu leisit, truputį imkim ir pasvajokim. Baigėsi ir 100-metis, ir antrasis po Kristaus gimimo 1000-metis. Kokią jūs įsivaizduojat ateities bažnyčią? Jos reikšmę, vietą visuomenės ir kiekvieno iš mūsų gyvenime. Bažnyčia, kaip buvo, taip ir liko ta pati. Ir sakyčiau, tokia pati, ne tik ta pati. Taigi, ir tie sunkumai, kuriuos dabar bažnyčia patiria, tai nesumažina bažnyčios reikšmės, bet dar ją padidina. Ir kaip tik tai šitie sunkumai išryškins. Kad bažnyčia per 1000 metų atlikdama savo didžiąją užduotį, kad jį tęsia savo misiją. Man atrodo, nusiminti čia šituo atžvilgiu nereiktų niekada. Ir tie, sakyčiau, priešingų jėgų, nu, įvairiaspalviai, vadinasi, pasisakymą ar įvairiaspalviai veikla, kai tik parodo jų silpnumą.
Jie mėgina įvairiais būdais manęs bažnyčią sunaikinti, bet jos sunaikinti nepajėgia. Ir tai mes esame įsitikinę, kad tai bus ir ateityje, manęs taigi. Kad sunkumų turėjome ir turėsime. Pripraskime prie tų sunkumų. Kuklę, trapę, iš pirmo žvilgsnio vaikiškai pažeidžiamą, o iš tikrųjų didžiavyrišką kardinolo figūrą, tomis dienomis galėjai regėti visur, kur buvo sprendžiami esminiai bažnyčios ir valstybės reikalai, kur buvo žiebiami ryškiausi atgimimo ženklai. Štai jo eminencija žmonių jūroje, grąžinant tikintiesiems pagrindinę šalies šventovę, Vilniaus katedrą. Štai kardinolas, jaudindamasis ir jaudindamas, sako dvasiškio ir patrioto kalbą prie atstatyto nežinomo kareivio kapo ir paminklo Kaune, akcentuodamas, kad neapykanta išskiria, o meilė sujungia. Štai jis, priimdamas santarvės premiją ir baltąjį angelą, tėviškai apglėbė ir vienybės ženklan broliškai suglaudžia dviejų Lietuvos prezidentų, Valdo Adamkaus ir Algirdo Brazausko galvas. Jo eminencijos nusaikaus žodžio, palaiminimo ir palaikymo laukia ir sulaukia kiekvienas gatvės ir valdžios žmogus, menininkas ir žemdirbys, dvejojantis ir karštai tikintis. 70-metis kardinolas, minių mines užkrėsdamas savo jaunatvišką energiją, atsidavimu Dievui, bažnyčiai ir tautai, demonstruodamas išminčiaus ištvermę ir šventojo sosto dignitoriaus toleranciją bei taktą, kur be būtų buvęs, kokia proga ir kam bekalbėjęs, be perstojo mus ragino laukti ir augti, mylėti ir pakęsti. Ora et labora, tai yra melstis ir dirbti. Ar ne per greitai tuos raginimus užmiršom? O jeigu jau taip atsitiko, jeigu iš tikrųjų kažkodėl užmiršom, ar lengvabūdiškai neišdavėm savo didžiojo žmogaus, kurio visas gyvenimas buvo laukimas ir augimas, darbas ir malda, tikėjimas ir viltis. Žemė, išauginusi Lietuvai kardinolą, kantri. Vėl pavasaris, vėl į ją byra grūdas. Nebejojame, kad ji, nepaisant visokių negandų, vis dėlto išaugins naują gausų derlių. Nebejojame, kad vėl pakvips Lietuva duona ir pyragais, kad jos augintojus ir valgytojus kaip visą savo gyvenimą, taip dabar prie kaimo ar miesto stalo ganytojiška aukščiausiojo šventos Romos bažnyčios Lietuvoje hierarcho ranka arba tik žvilgsniu, malda, mintimi, laimins taurusis gimtosios žemės sūnus, jo eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius.